Rytą pradedame nuo eilės Taj Mahalo. Yra 6:20, o jau tiek žmonių. Tai tikimės, kad netrukus atsidarys ir galėsim įeiti, pamatyti tą vienintelį pasaulio stebuklą. Vamos pra batucada, bater tambor, toque do atabaque e do agogô. Vamos pra batucada, bater tambor, toque do... Šiaip didingai labai atrodo pastatas, tik tai, ką žinau, ta aplinka tik nėra žiauri, kad jau, wow, kad šitipa pasaulio stebuklas, tai žiauri klinas, sutvarkyta. Tiesiog. Pastatas milžiniškas, gražus, aišku, labai gražus. Tas toks rytinis smogas prideda savo efektą. Nu, tai fantastika. Tai labai gražu. Tai einam dabar į vidų. Toque do atabaque e do agogô. Tambor mandou chamar. Vidų negalima buvo fotkinti. Tai ten toksai, kaip pasakyti, guli du karstai, karaliaus ir karalienės. Ir aplinkui apėjimas taip yra gražus. Ir ten viskas architektūriškai gražiai padaryta. Ten tokie tie visi drožinėjimai iš to viso akmens yra antiek sudėtingi, kad vienos plokštės drožinėjimas truko nuo 3 iki 5 metų, nu ir kur tu realiai net negalėt susiknysti, nu, nes tu nesutvarkysi akmens, jeigu jisai trunka, nu tai sutrunka visiškai. Tai tas labai sužavėjo ir šiaip, kad visur nėra naudojami dažai, kur matosi, kad tai yra nudažyta, ten visur yra skirtingas akmuo su skirtinga spalva, tai irgi, kas sudaro tą visą sudėtingumą šito pastato, kur visas tas drožinėjimas, visos tos mažos detalės, viskas yra iš akmens, tai ant kiek yra sudėtinga ir šiaip, nu, didingai atrodo, labai daug darbo ir viskas iš akmens, tai wow, tai tas labai stebina šito atžvilgiu ir kodėl tai yra stebuklas, nu, nes tiek darbo ir tiek pastangų, be jokių įrankių, be nieko, prieš tiek metų, prieš 400 metų, tai amazing, tai verta buvo nuvažiuoti 2500 km dėl šito dalyko, tai ką, dabar keliaujam pusryčių ir judėsime link Delio, tai va, tokie žinios šiandien. Pirmas kelias, už kurį reikia susimokėti, tai varom priekį. Poxa, kelias! Viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal. Viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal. Viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva a Cartola, viva a Candeia, viva a cuíca do mestre Marçal. Viva a Portela, viva a Mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva o samba de partido alto, de enredo, de roda, de choro e canção. Viva o batuque no couro, no aro, na faca e no prato e na palma da mão. Viva o samba de partido alto, de enredo, de roda, de choro e canção. Viva o batuque no couro, no aro, na faca e no prato e na palma da mão. Iškilaujama, renkasi, ieško savo kostiumų į kalnus, o aš šortų atradau dar, šortukų. Tai va, apsipirkinėjom ir esame Delį, taip, pasiekėm Delį. Pagaliau atvažiavom,
Nusipirkau bilietą atgal aš. Skrisiu rytoj 7 vakare išskrendu. Bilietas kainavo 330 eurų, skrydis 40 valandų. Ne pats geriausias, bet nėra kitų opcijų buvo, bet pražuvo. Nu irgi nebuvo geriausias 5 valandų skrydis, tik kad su geru lėktuvu Kataru. Tai tiek žinių. Tai viskas, šiandien dėlį iškai kažką paveikėm, suvenyrų išrinkam ir lėkiam viskas. Aš į Lietuvą atgal projektų daryti. Taip atrodo vestuvės Indijoje. Neina nei praeit, nei pravažiuoti, bet svarbu muzika garsiai groja. Opa, Vespanė blizga. Fresh and clean, paruoštas siuntimų. Splendoriaus eilė. Plovykla. 100 rūpijų. Automobiliai liejami. Va. Blizga. Manau, ir jinai greitų metų blizgės. Viskas, paskutinės akimirkos su Vespanė. Va, dokumentai perduoti. Viskas, siunčiam. Siuntimas kainuoja 7 štukos. Pasirūpina visko pakavimu, to registravimu, bilieto pirkimu ir išsiuntimu. Tai nenorėjom apsikrauti, dėl to pasirinkom šitą būdą. Ir tiek žinių, kelionė baigta. Laukia Vespos kelionė atgal į Ernakulam, į Kočį. Splendorius dar važiuos dar sakė į kalnus, tai lauksime žinių iš jo. Ar grįš į šitą stotį ir atgal išsisiūs ar ne. Tai įdomu bus. Grįž, tai kur, splendoriukas, velnias. Nusiplovė, sakė nebebarška niekas, kai išsiplovė. Naujas. Man nusiplovė, nebeužsikūrė. Bet nieko, užkūrėm, tai va atvarėm, laukiam. Toks va mopedas, pilnai supakuotas, viskas padaryta. Liko sukrauti ir siūst, aišku, grįžti subraižytas, tai tikrai. Bet, viskas gerai. Durna nafik sistema. Skaityk, išsiunčiam mes motorolerį, bet reikia išsiųst prieš tai dokumentus ir raktus, kad galėtų atsimti. Tai dėl to ir siunčiam, kad siunta nukeliavus, tu galėtum atsimti, o ne išsiųsti siuntą prieš tai, kad išsiųsti siuntą. What the fuck. Tai žodžiu, visą dieną sugaišom. Atvažiavom gal 12, dabar yra 4:30, skrydis 7:30, važiuoti iki Aerouosto kiek minučių. Tai biškį dega rūra, bet bandau spėti į Aerouostą. Kažkaip su Splendorium pagalba. Lėksim dabar.
lekiu, laukai kokie. Bandom spėti, kiek įmanoma greičiau, lieka laiko, dabar yra po 4 kem, skraidė 7 nesuskaičiuoju net laiko. Opa, vietinis motociklų stovėjimų aikštelė. O ką mes spėjom, ir laikas judėti link vartų 10. Dabar matau 4, liko dar 6, tikrai didelis robustas toliai. Daug liko, viskas gerai. Pirmas įlėkiau, kad tikrai nepagalvočiau, dabar jau lėktuvė skristi. O čia rodau, jog esu vienas eilėje, tad buvo labai patogu skristi šitam skrydyje. Va čia jau šalta, jau pasijutę, kad atvykome į šaltesnį vietą. Į Džodžią. Ir dabar kilsime į Stambulą. Tai judame vėl į lėktuvą ir skrendame į Stambulą. 4 ryto. Pirli, tralivali, mes Stambulė esame. Vaizdas gražus pro langą, šviesu. Dabar laukia skrydis į Kopenhagą, kurioje praleisim 16 valandų laukimą. Tai bus visai neturėjimas ką veikti. Reiks pagalvoti, ką nuveikti, ar varyti miestą, ar varyti montuoti. Tai pasižiūrėsim, kaip čia kas gausis. O dabar varom skristi į ją. Welcome to Kopenhaga, baby! Turime tikrai šaltoką orą, bet nutaikytės, viską, čia jau pasaulis, kaip sakoma, jau šviesesni žmonės, viskas, mašinytės gražios, maistukas nebespais. Tai va, atėjau dabar biškį iki vandenyno, nes čia šalia jūra, turbūt nežinau, skaidrus vanduo, žiūriu, dugną matau, nu tai Tai va, biškį pasivaikščiusiu, kol sutems. Reiks atgal oro uostą, nes 6 ryto išskrendu, dabar yra 3 dienos. Tai biškį turim laiko, tai einam pasivaikščiosim, biškį prisijudinsim, visim paskui pavalgysim ir lauksim ryto. Tai tokias naujienas čia Kopenhagas. Welcome to Libau. Tuščias. Nė žmogus, vienas. Keista matyti po Stambulo oro uostą. Nors dabar tik dar 10 vakarų. Tai visai cool. Nu ką, praėjo mėnesis ir mes vėl grįžome į mūsų mylimą garažą. Kelionė buvo kosminė, pradėjus nuo Čenajaus, baigus Delį. 3,5 tūkstančio kilometrų, Vespa į Honda Hero. Nu neįtikėtina, kad tokie vėlgi maži aparatai, maža kubatūra įveikė tokį kilometražą, tokiom sąlygom, kad ten filtruose, ten dulkės, tai ten normalu buvo. Tepalą degino, nu nesvarbu. Apie mus, nu sveikatą neatlaikė, nu bet mes svarbiausia pasiekėm tą tikslą galutinį. Naują Delį, Tašmahalą ir kitus dalykus, kuriuos norėjom. Tai užskaitau šitą kelionę, tikrai buvo didelis iššūkis man asmeniškai, tai čia didžiausias gyvenimo iššūkis.
Nes tokio kiekio žmonių aš gyvenime nesu matęs, tiek žmonių, tokio chaoso. Kas labiausiai patiko eismas? Važiuok kaip nori, daryk ką nori. Tai buvo geriausias gyvenimas eisme, nes tu galėdavai važiuoti taip, kaip tu gali. Tai vadinasi, kaip nori. Tai čia buvo labai smagu. Ir aišku, labai didelis dėkui Šarūnui už visą tą kelionę, nes be jo mes būtume pražuvę tikrai arba būtume netekę to motociklo. Tai jo pagalba mums pavyko jos nusipirkti, su jais važiuoti ir nuvažiuoti ten, kur norėjom. Tai tikrai didelis ačiū. O dabar ką? Laukia kiti planai, bet grįžus matau, kad čia yra ganėtinai šalta. Tai tikriausiai eisiu šipuot padangas arba dėtis atgal ir vėl varyti ant ledo, kaip kiekvienais metais. Tai jeigu patinka tai, ką mes darom, spaudžiam subscribe, spaudžiam like ir varom ant ledo, lietuvišką ledą, kur yra ramu, tylu ir gera. Tai tinkam naujam video ant ledo, kur šeriam iki dugno. Nes tai yra nesąmonė ir tai yra prasmė gyvenimo. Tai darom nesąmonės ir gyvenam, nes gyvenimas be nesąmonių yra negyvenimas. Teik žinių jaunimas, duokit džiazo.